Sveiki, Ikono vaikai, mylėtojai ir žiūrėtojai. Šiandien šalia manęs yra jums visiems puikiai gerai pažįstama Indrė. Mama Indrė. Mama Indrė, kas šitam kontekste labai tiktų. Mama Indrė, vis dėlto jūs su Jogaila esate dar neseniai iškepti tėveliai. Kas tau buvo naujausia ir įspūdingiausia ir kaip tu su visais gerais ir galbūt įtemptais dalykais tvarkeisi? Kadangi aš pradėsiu nuo labai didelės pradžios tokios, labai mažos pradžios. Man atrodė, kad aš gimiau labai mylėdama vaikus ir visada rūpinausi mažesniais ir aš mamos geną, jeigu taip galima sakyti, turėjau visada ir mane labiausiai nustebino mano vyras turbūt. Ir pokytis. Taip, ir man tokių labai didelių nuostabų, kas bus, kaip nebus, ar ko laukti, atrodo nebuvo, nes buvo viskas labai savaime suprantama, labai kupina meilės, labai švelnu, jautru, gražu, o nuostaba kėlė tik tas viengungio vyro virtimas. Vyrų pirmiausiai ir tada tėčių, ir tada jau super tėčių. Ir stipriausių tėčių. Taip. Net nebejoju, kad dabar Ikono klausytojos ir klausytojai klausia, tai ką tas Jogaila daro, tai ką jisai ten daro, kaip jisai tapo to super tėčiu. Pusryčius, man ir Marijai, pietus, man ir Marijai, ir vakarienę, vakarienę kartais padarau dukrytei aš, nes pirmiau grįžtu namo, tai tą košę išvirti taip, bet vakarienę man irgi iš vyro ranko. Kiek ilgiausiai laiko Jogaila buvo vienas su Marija? Priklauso nuo mano renginių, bet iš tiesų buvo ir tokių, kur didelis renginys, tarkime, Siemens arenoje, ir aš ten praleidžiu nuo 10 ryto iki nakties. Ir jis išbūdavo visą dieną iki nakties, dieną atveždavo man į Siemens areną vaiką su ausinėmis pamaitinti. Su ausinėmis, kad negirdėt garso, tai jau. Okay. Gerai, šiandien kalbamės apie tavo labai gražią iniciatyvą, apie Mamyčių klubo iniciatyvą, apie tai, kaip reikia dalintis meilę ir ypatingai su tais, kurie ką tik susilaukia vaikelio. Kas tai per projektas ir kaip jis tau gimė? Dalintis reikia iš tikrųjų visko, ko galim. Kada galim ir tiesiog to pasitaikė tokia proga. Tai Marija atsinešė į pasaulį šitą mano idėją ir tai, kad buvo begalės daiktų, drabužėlių, kurių niekada neuždėjau arba uždėjau vieną kartą ir aš tuomet išgirdau istoriją apie tai, kaip atvykus, kaip seselės kai kuriuose gimdymo namuose naktį mezga kojinaitės ir dėl to, kad yra žiema, atvyko gimdyvė, kuri nieko neturi ir nėra net kaip to vaikučio išleisti į pasaulį, iš ligoninės. Taip gimė ta idėja, kuri vadinasi kaip? Pasidalink meilę. Savo gyvenime aš stengiausi duoti ir tos vaikų namus aplankyti ir aš dažnai pritardavau minčiai, kad gerus darbus reikia daryti tyliai, bet čia gavosi gana garsiai ir aš pagalvojau, kad kartais galbūt reikia kalbėti, kad mamos žinotų, kur kreiptis, kur skambinti ir kad jos žinotų, kad yra ne vienas. Dabar ta jūsų paramos ir labdaros iniciatyva vyksta taip, kad, reiškia, mamos vienos aukoja ar atiduoda savo drabužėlius kitoms mamoms, jūs supakuojate į šias gražias dėžes, kurios yra dar mes tos drabužėlius visus išvalėme. Taip, viską paruošėt ir jūs supakuojat ir tada tos dėžės visos vyks kur? Į miestus, kaimelius, į gimdymo namus, kuriuose jau bus atiduodamos tiems, kam jau reikia. Aha. Jeigu mus žiūrintys Ikono vaikai žiūrovai norėtų prisidėti prie tavo tos iniciatyvos, tai kaip galėtų padaryti tai? Visa informacija visuomet yra pateikiama mamyčiuklubas.lt ir mes ten skelbiame apie savo susibūrimus, apie pakavimus, apie tai, ko trūksta, ko reikėtų. Žodžiu, visą informaciją rasite ten. Gerai, tu labai daug dirbi. Vienintelis ir paskutinis klausimas, kur jūs atostogausite su Jogaila ir su Marija? Dabar mūsų laukia pirmoji kelionė dviese. Vyras skraidina žmoną į New Yorką. O ką jūs dviese veikiat su Jogaila? Leidžiam kokybiškai laiką, daug šnekamės, vaikštomės, lankome muziejus, labai skaniai valgome. Tau atneša kavą į lovą? Ten yra kas kitas atneša, ten viešbutį reikia nusileisti. Ačiū tau už pokalbį, gero New Yorko ir super sėkmingos tavo. Ačiū, kad prisidedat. Nu, va,
taip su meile baigiam Ikono vaikai reportažą, su jumis buvo Agnė ir aišku, kad miela mama Indrė.